Vilties angelas. Taip vadinasi šiais metais renovuota Likėnų reabilitacijos ligoninės teritorijoje sename, išpuoselėtame parke iš tolo grakščiai stiklo langai šviečianti biuvetė. Nuo šiol vėl trykštanti didžiausiojų savo turtu. Smardonės versmių mineraliniu vandeniu, apie kurio gydomąją vertę paskelbta kone prieš 200 metų. Sveikinu Likėnuose vėl ištryškus gaiviam mineralinio vandens šaltiniui, rašoma ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinime, kurį atvežusi vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Rasa Šočič įžvelgia tolimą šios dienos iškilmių perspektyvą. Mūsų kraštui, Panevėžio kraštui, Biržų regionui tai yra didžiulis vilties ženklas ir toks nesvajonių, ne iliuzijų lygmens, o konkretus darbas atliktas, atnaujinta biuvetė, ji pavadinta Vilties angelo vardu, kas yra labai svarbu, nes vilties šitam regionui labai reikia, ką savo sveikinime ligoninės kolektyvui pažymėjo ir gerbiamas premjeras Algirdas Butkevičius. Nes kaip jau sakė ir direktorius, žmonės sieja labai didelis viltis su šiuo kraštu, su Likėnais, nes tai reiškia atgimimą. Atgimimą ne tik sveikatinimo paslaugų srityje, bet atgimimą šio krašto žmonių, nes visi tikisi ir darbo vietų, ir suklestėjimo. Tai manau, kad šis renginys ir ši šventė yra didžiojo, gražiojo ir nuostabaus kelio pradžia. Tradiciškai į kurtuvių progą kirpta simbolinė juosta, prašant dangaus palaimos, biuvetė pašventinta. Žodį tarti kviesti Seimo nariai Rasa Juknevičienė, Aleksandras Deltinis, Panevėžio miesto Biržų rajono merai, daugybė viešosios įstaigos Respublikinė Panevėžio ligoninė, kurios filialu nuo 2010-ųjų yra Likėnų sanatorija partnerių bei draugų. Žemai lenktasi tiems, be kurių pasiaukojimo nebūtų išaušusi ir ši atgimimu vadinama diena. Mielas daktarė, aš noriu jums nuoširdžiai pasakyti. Ir ačiū jums visų vardu, nes be tokių didelių žmonių nebūtų išties šiandien šitos akimirkos. Aš jums dėkoju ir kaip buvęs studentas, ir kaip tas, kuris atvažiuodavo ir didžiavosi Likėnais, ir vandeniu, ir gydyklą, ir tuo, kas čia buvo. Aš jums nuoširdžiausiai tą akimirką. Noriu padėkoti ir daktarui Gutauskui, kuriam iš tiesų šiandien taip sutapo, kad jo nėra, bet aš noriu perduoti didžiulę padėką ir perduoti iš tiesų. Ačiū, mėly Lietuvos žmonės, kad iš valstybės biudžeto jūs galite skirti tam tikrą nedidelę pinigų dalį, kad šita nuostabi vieta vėl sugrįžtų ir daktaras Gaidys galėtų pasakyti, kad mes iš tiesų, tiesiog verti, ta naujas jaunesnė karta tiesiog verta pagarbos jums, nusilenkti jums, nes pravažė tos baisios privatizacijos, raužė šitos šlykščios privatizacijos, atėmė purvą, atėmė vandenį po galais, pakeitė įstatymą. Baisu. Dabar mėginsim susigrąžinti, kas priklauso. Ant Veliuonos piliakalnio yra koks puikus užrašas. Visi, kurie važiuosit Panemunėm, sustabtelkit prie Veliuonos, užlipkit, vienai pusė bus Gedimino kalno piliakalnis, o kitoj Pilies piliakalnis. Ir ten bus mažas stulpelis ir užrašyta: gražink, ką privalai. Mes privalom gražinti jums, ką privalom atiduoti, nes čia dėl mūsų klaidų ir bėdų praužė šitos audros ir sudarkė tai, kas čia buvo padaryta. Ir štai atgimimas. Šties labai smagu pamatyti, kad čia Tatula kažkur netoli teka, tenka Širviena. Štai su tavim susitikti tave norėčiau vėliai, pamena. Tai tam parke tiek bus daug romantikos, vėl kažkas norės susitikti, vėl kažkas kažką norės pamatyti ir prisiminti, parašyti naujas įkvepiančias eiles, nes biržai be eilių tai ne biržai. Neįmanomi biržai be eilių, neįmanomi be grožio. O iš ties mes galim tikrai pasakyti nuoširdžiai, mums reikia tos gražios idėjos, kur or, vieta, kuri gydo.
Natura sanat medicus cura. Čia tokia klasika, kad natūra gydo. Už tai ir šita visa vieta tam ir skirta. Mes nesuprantame, kad šiandien druskininkai jau turi rekreacijos industriją. Ten daug daugiau. Ten jau nebėra kurorto. Birštonas turi kurortą ir gerai, kad jis nesugriautų to kurorto. Bet štai šičia valia taip pat turėtų kurortą ir atgaivinti jį, tik nesukomercializuoti Ginkdievę. Ginkdievę nebetiduoti naujiems berniukams ir dar kam nors. Ir turėti tautai gražią vietą, kur žmonės galėtų gydyti. Dėkoju seselėms. Dėkoju daktarams, dėkoju kolektyvui, dėkoju visiems, kurie čia tiek daug įdėjo triūso ir kada pavaikštai po palatas, pavaikštai kurios pastatus. Oi, kiek dar reikia daug padaryti, neįsivaizduoju. Ir aš manau, kad šiandien ta akimirka tokia yra nuostabi, kad jinai įkvėps mus toliau darbuotis, kad Likėnai pavirstų vėl tuo, ko buvo. Tokių stebuklų, kuris turi ir vandenį, ir purvą, ir žmonės, ir širdį, ir nuostabų parką, ir didelę galią suteikti mums sveikatą. Likėnų kurortas savąją istoriją skaičiuoja nuo 1938-ųjų. 8-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje kasmet čia gydydavosi po 4000 ligonių. 2002-aisiais Likėnų sanatorija pertvarkyta į reabilitacijos ligoninę. Gydymas labiau specializuotas. Deja, visoje šalyje anuomet prasidėję ne visuomet išmintingi privatizacijos procesai iš Likėnų atėmė mineralinį vandenį, kuris, kaip dar gerai mena vyresnės kartos atstovai, pilstytas į butelius ir pardavinėtas visoje šalyje. Žmonių mėgtas, vertintas neprasčiau nei kiti Lietuvoje gaunami mineraliniai vandenys. Gražinti visuomeniai gydomą į vandenį. Toks buvo Ivano Dorošo, tik vidurvasarį pradėjusio eiti Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovo pareigas vienas pirmųjų tikslų. Liepos pradžia tai mano buvo pirmas žingsnis kaip įstaigos vadovo į Likėnų vietovę, kurį aš pamačiau tikrai apgailėtiniam pavydale ir kilo mintis būtent šitą regioną šiek tiek papurtyti, supurtyti ir prikelti iš to letarginio miego, kuris jau trunka ne vieneri metai. Kas buvo sunku? Viskas yra sunku. Laikotarpis sudėtingas, rudeninis laikotarpis. Ta, ką šiandien jūs matot, kas yra atlikta, yra įstatybininkams sudėtinga atlikti, nes spaudžia laikas, spaudžia gamtos sąlygos. Bet vienaip ar kitaip tas pavyko. Nemanau, kad tai kainavo labai didelių kažkokių nervų darbuotojams, daugiau organizaciniai komandai, kurie čia dirbo, kur mes planavom, kaip tą padaryti. Bet aš džiaugiuosi, kad šiandieną tas pavyko ir šiandien tą pirmą lašą, kurį jūs matot Angelo rankose, kuris sėdi ir laimina atvykstančius čia žmonės su to lašiuku. Manau, kad tai bus ir norėčiau, kad tai būtų ilgesniam laikui ir kiekvienam Lietuvos, ne tik Lietuvos žmogui, kuris atvažiuos aplankyti, pasižiūrėti. 500 000 litų investuotojų biudžete skirta iš apyvartinių Respublikinės Panevėžio ligoninės lėšų. Tikimasi, jog investicijos suteiks perspektyvą visai sanatorijai, nors apie greitą finansinį atsipirkimą nekalbama. Juolab, kad pagaliau neskubrus vandens čiurlenimas ne tik ramina, bet nuteikia tolesnių sumanimų įgyvendinimui. Yra projektas, kuris yra finansuojamas iš VIP-inių programų, iš VIP programų. Ačiū Dievui, kad yra suprantančių žmonių ir pats ministras Andriukaitis ir ministerijos darbuotojai, savivaldybės atstovai pritarė šitai idėjai, kad mums šitą tašką reikia prikelti mūsų Lietuvos gyventojų labui. Aš manau, kad mes nematom šiandieną ir nejaučiam tos tokios piktos konkurencijos iš tų gigantų, kurie šiandieną
yra mūsų sveikatos apsaugos ir netgi, sakykime, komercijos rinkoje. Konkurencija, žinoma, yra, bet mes dirbam ne dėl konkurencijų, mes dirbam dėl žmonių, kuriems mes norim paprastiems žmonėms suteikti tą paslaugą, kad žmogus galėtų ateiti čia šiandieną, jis jau galės, nuo šiandien dienos pradėjo eiti ir perspektyvoje jie eis ir atsigers tą tekančią vandenį, bet kurios savaitės dienos eigoje nuo 8 iki 8 vakaro. Ir manau, kad teiks ir sveikatingumo paslaugas, ir psichologinė prasme tai labai veikia žmonės. Jūs turbūt pastebėjot žibančios akis tų žmonių, gyventojų, kurie atėjo šiandieną į mūsų renginį, kurie žiūrėjo, kuriems patinka, ir kai kurių iš jų, o ypatingai buvusių darbuotojų Likėnų sanatorijaus, mačiau ašaras. Manau, kad tai buvo džiaugsmo ašaras ir vilties ašaras. Biuvetės atidarimas sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio teigimu gerokai pranoksta vietos įvykio reikšmę. Apskritai kurortų išvystymas Lietuvoje reikalauja ypatingo valstybės dėmesio. Juolab, kad tokių skirtų gydymui, reabilitacijai, sveikatos atstatymui, o taip pat nestokojančių galimybių vykdyti didelę profilaktinę ligų programą Lietuvoje nedaug. Jeigu lyginti Druskininkus ar Palangą, kur yra labai daug jau tokios kurortų industrijos dabartinės, rekreacijos ir taip toliau, su įvairiais elementais, turbūt daugiau būdingais, turbūt laisvalaikio praleidimui, tai tos vietos, kurios susijęs su gydymu, jos Birštonas laiko dar šitą poziciją, o čia kaip tik yra sritis, kuri gali daug labiau tarnauti gydymui. Tai štai šiam kontekste yra neišpasakytai svarbu, kad mes pradedame tokią atgaivinimo programą tos mūsų tradicinės kurortologijos skirtos žmonių gydymui. Tai štai čia dabar startuokim, žiūrėsim, kaip mums seksis toliau ir matysime, kad mūsų užduotis yra, kad ši vieta pavirstų ne tik regioną, bet pavirstų žymę vieta, kuri užsiimtų labai aiškiomis gydymo programomis. Likėnų mineralinis vanduo gaunamas iš gręžinių. Pirmasis išgręžtas 1960-aisiais, buvęs 31 metro gylio. Na, o istorijos šaltiniuose Biržų gydykla naudojusi Smardonės versmių mineralinį vandenį minima nuo 1587-ųjų. Šio vandens cheminę sudėtį 1816-aisiais ištyręs fiziko chemikas Teodoras Grotusas konstatavo gydomąją jo vertę. Šiandien svarbu, kad amžiai, labiausiai žmonių abejingumas, nesugebėjimas saugoti to, ką turi išskirtiniausio, neužklojo išnykimo dulkėmis šaltinio, besiveržiančio iš žemės gelmių, kad gaivintų, ne tik tiesioginė ir žodžiais įvardyjama prasme. Tos atgaivos labai reikėjo. Pats renginys liudija žmonių susirinkusių gausą, pasisakymai, liudija, kad tai labai reikia šito centro Šiaurės rytų Aukštaitijoje. Tai ir bus, kaip buvo sakyta, ir gydymas, ir kultūra, ir mokslas, ir menas, galų gale net ir diplomatiniai santykiai. Čia vyks. Tai yra labai gražu, labai prasminga, labai kilnu ir labai reikalinga Lietuvai. Lietuvai, kuri turi liudyti savo grožį, savo sugebėjimus, savo tiesiog, jo labiau, kai dabar pirmininkauja, savo visą politinį lygmenį tokį. Ir tai įsilieja labai gražiai Likėnai iš šio momento tokia svarba. Jo labiau dar vienas dalykas, šie metai, tikėjimo metai yra, tai va tie gauti angelai kaip tikėjimo metai svarbu, ateinantys metai yra šeimos metai, tai vėlgi yra būrimo žmonių į dvasinį gėrį.